galbūt net komandos lyderių olimpinėse žaidynėse Atenuose. Ir panašu į tai, kad Tel Avivo Maccabi komandos įžaidėjai būtent tai bus svarbiausias rungtynės šį sezoną. Tai bus pats svarbiausias turnyras, kadangi viena iš svarbesnių Tel Avivo Maccabi komanda laidoja šiandien. Giedrius Gustas prameta abu baudos metimus, tačiau Tanoka Berdas atkovoja kamuolį, priverčia prasižengti Nikolą Vujčičių ir mes du baudos metimus jau pasibaigus šios dienos rungtynių laikui. Nėra žodžių, nėra kaip išreikšti džiaugsmą šitą pergalę, kurią niekas nesitikėjo. Sunku pasakyti, ar daug buvo stačiusi už Kauno Žalgirio komandos pergalės. Sunku pasakyti, ar daug buvo ją tikėjusi. Tačiau aišku yra viena, kad visi mes šiandieną labai ir labai džiaugiamės. Kauno Žalgirio komanda pirmą kartą nuo 1000. Nes vis dėlto dar ne viskas šios dienos rungtynėse. Dar ne viskas. Neįtikėtina, bet pražanga atrodo buvo Tanoka Berdui. Dabar galima patylėti ir palaukti, kol baigsis tos 2 sekundės. Atrodo, jog Nikola Vujčičius stumtelėjo dabar Tanoka Berdą, tačiau buvo rungtynių arbitrų nuomonė atvirkščiai. Jūs viską matėte patys ir kažką pridurti ir pasakyti turbūt nėra įmanoma ir turbūt net nereikia.